Sveiki, šioje pamokoje parodysiu patį pagrindinį žingsnį, ką reiktų daryti, norint pradėti programuoti Java kalba, įskaitant Eclipse ar tiesiog Android Studio ar bet kokią kitą programą, kuri paremta Java. Taigi parsiųsime savo kompiuteriui, operaciniai sistemai Java kompiliatorių, kurio dėka galės mūsų kompiuteris suprasti Java kodą ir jį konvertuoti iš mums suprantamų, tą, ką mes rašome tam tikrais žodžiais programavimo kalba, į kompiuteriui suprantamą. Taigi atsidarome naršyklę ir einame į Google ir rašome tiesiog download Java JDK. Ir turėtume pamatyti tokį vaizdą. Galbūt po kelių metų bus ši versija kiek naujesnė, tačiau iš principo niekas nesikeis. Taigi einame ant Java CE Development Kit 8. Štai čia turėtų išmesti tokį langą berods. Man kažkodėl šį kartą neišmetė, tačiau jeigu jums išmes, spauskite Accept arba Ask Later. Ir štai čia gauname pasirinkti iš daugelio versijų. Kaip matome, visos versijos skiriasi operacinė sistema. Jeigu turite Linuxus, siųskite Linuxinius. Jeigu turit Apple, siųskite štai šį. Na, jeigu jūs esate ant Windowsų, kaip ir dauguma žmonių, skaitant ir mane, tai jums teks pasirinkti iš vienos iš šių versijų. Windows X86 skirta 32 bitų versijai, o ši versija yra 64 bitų versijai. Jeigu nežinote, kokia yra jūsų sistemos versija, eikite į Start menu, Computer, Properties. Ir štai čia turėtų būti parašyta prie System Type, kokia yra jūsų sistemos versija. Pas mane yra 64 bitų, todėl aš šią versiją ir parsisiųsiu. Ir čia sako, jog reikia užžymėti, kad sutinkam su visomis sąlygomis ir reikalavimais. Žinoma, mes sutinkame. Ir palaukime, kol parsisiųs. Per tą laiką sustabdysiu video. Taigi tai neturėjo užtrukti labai ilgai. Na ir parsisiuntę tiesiog atidarome šį paketą. Turėtume matyti tokį vaizdą. Spaudžiam Next. Kadangi rinksimės viską ir tiesiog patartina palikti šitą direktoriją, kurią nurodo pati programa, kadangi jeigu pakeisime į kitokią, gali būti tam tikrų netikslumų ateityje. Tiesiog rekomenduoju palikti direktoriją būtent tokią, kokia ji yra. Next. Na ir vėl turėsime kurį laiką palaukti, kol viskas susikraus. Taigi pristabdau video. Vėlgi nieko nekeičiam direktorijos, tiesiog spaudžiam Next ir vėl laukiam. Vėlgi tai neturėjo užtrukti labai ilgai. Jeigu viskas sėkmingai įsinstaliavo, spaudžiame Close. Ir dabar reikia atlikti kelis dalykus, kad mūsų sistema žinotų, kur rasti šį kompiliatorių. Ir tai yra viena iš didžiausių problemų, su kuria daugelis susiduria pradėdami programuoti Java ar kurti Android aplikacijas. Taigi einame į Start, Computer, į C diską ir būtent susirandame tą direktoriją, į kurią buvo įrašyta mūsų Java JDK. Tai jeigu nieko nekeitė, tai turėtų būti
program files, surandam Java folderį ir būtent mus domina JDK 1.8.0.25. Gali būti, kad jūs įsirašysit kitą versiją, tačiau atkreipkite dėmesį, kad būtent būtų JDK, o ne JRE. Taigi einame ant šio, atidarome šį katalogą. Ir dabar yra du variantai, kaip galima teisingai nurodyti kompiuteriui kompiliatoriaus vietą. Pirmasis būtų toks, einame tiesiog į katalogą bin, pasirenkame bet kurį failą, spaudžiame dešinį pelės klavišą properties ir štai čia matome location, tai yra vieta, kurioje yra mūsų kompiliatorius. Taigi nukopijuojame būtent šią nuorodą, einame ant kompiuterio, properties, advanced system settings ir štai čia turėtumėt ties advanced pamatyti apačioje environmental variables. Ir mūsų pirmasis būdas yra štai toks. Susirandame šiame sąraše path direktyvą. Jeigu jos nėra, reikia teks susikurti new, rašysit path ir tuomet įklijuosite būtent tai, ką mes nukopijavome. Jeigu jau yra ši direktyva, tiesiog pasižymėsime ją, spaudžiame edit ir matome, kad čia yra daugiau kažko tai galbūt prirašyta. Tam, kad įdėtume vieną papildomą sakinį, dedame kabliataškį ir vėlgi taipogi įterpiame tai, ką nukopijavome ir spaudžiame OK. Kitas būdas, galima dar čia paspausti OK. Na ir kitas būdas yra kiek kitoks. Šiuo atveju mums tai reikia nusikopijuoti. Einame ant bet kurio folderio ar failo, kurie yra šioje direktyvoje. Spaudžiam properties ir nusikopijuojam būtent šitą failų vietą. Copy. Lygiai taip pat einame start, computer, properties, advanced system settings, vėlgi advanced environmental variables. Ir dabar mums reikės susikurti naują direktyvą. Ją pavadinsime Java Home. Ir štai čia įterpsime tą kompiliatoriaus katalogą, kurį nukopijavome. Dar gali būti toks variantas, kad vietoj Java yra JDK. Taigi spaudžiame OK ir tiesiog žinokite, kad tai yra du teisingi būdai, kaip tai atlikti. Vėlgi spaudžiam OK. OK, na ir tiek, manau, dabar jūsų sistema, jūsų operacinė sistema yra įgali kompiliuoti Java programinį kodą. Tai tiek šioje pamokoje.